Neries senvagė. Tai labas vakaras visiems. 14 minučių nuo namų iki šito mažo tvenkinuko. Sakau, reikia ateit pamėtyti, pasižiūrėti. Užsidėjau 02, pasižiūrėsim. Pasimėgausim, jeigu bus kibimų. Pakeisim vieną kitą spalvą. Gal kažką ir pagausim įdomesnę. Čia duobė tokia užuovėje, vėjo nėra. Tai kaip ir visos sąlygos. Dabar belieka tik kibimą apturėti. Opa, buvo kažkas, tik nepamačiau, ar į masalą, ar į valą. Net nežinau, koks čia gilis, net nežinau, kiek gilis skandinti šitą masalą. Ne kažką. Bandom toliau. Nepageidautini žvėris ateina. O štai kokie. Irgi nieko. Keisim masalą. Gal net ir avižalį persirišti reikia. Čia vis dėl tas 0,2 gramo ok, bet kablys didokas. Čia stambesnė masalai tai būtų ok. Aha, liksnys. Nešasi lizdų statyti. Taip, ryšiui 0,3 su mažesniu kabliu ir dėsiu šviesų white baitą. Nors šitas neblogai matosi. Nu, bandom kitą spalvą. Nu, vat. Tokį šviesesnį biškį. Čia svarbiausia neįvažiuoti. Apžiūrė 0,3. Šaunam. Nors vieną kažkaip tai reikėtų pagauti. Vaisai. Vaisai. Nu, va, koks gražus ešeriukas. Op. Ate. Fantastika. Būta reiškia. Ešeriukų yra. Okay. Nebus vienintelis šiandien toksai. Nubėgo antras. Nėra. Gerai. Iš toliau atsivesim. Bet vis tiek smagu, kaip jau būtų. 20 minučių pėstute į vieną pusę, 20 minučių pėstute atgal. 14 metimas, vienas ešeriukas, tai va ir tokios prognozės. Kol saulė nusileis, o saulė jau lenda už medžio. O ten už Akropolio slepiasi. Buvo kibimas. Tai ten sėdi. Gal pasivis? Labas. Kaip? Kaip sekasi? Ai, vieną pagavau. Visi prieki. Kažkaip iš ten pamėčiau, tai iš ten nieko. Čia atsistojau už pirmo metimą, bet daugiau. Dar liktai bandė atsapti dieną kartą, liktai kažkas gal mažakuoja. Turėtų čia būti.
Įdomu, koks gylis šitam tvenkiny yra didžiausias. Daugiau 4 nėra. Aha, Žiemą sodyberių žiūrėjau. aha. Tai 3 yra, ne? Va čia 4, 3, Aha. 7, tai Aha. Supratau. Nu, konkurentas atėjo. Taip, apibendrinimą. Viena žuvis pagauta. Ten vieną kartą stuktelėjo. Čia vieną kartą nusipurtė. Ten giliau stuktelėjo ir viskas. Žuavo griebė. Nu, pabandom grįžtam atgal. Ne, tai kur žuvytės? Dėsiu žalę. Salotinį uždėjau. Tamsus vanduo gal reikia šviesesnė, tokia ryškesnė, piktesnė. Nu va, pribauta. Nu, matyt, reikia eiti kitą vietą pamėtyti. Nu va, į kitą tvenkinio pusę ateina. Iš ten gaudžiau. Dabar iš čia pagaudysiu. Čia daug šiukšlių matosi. Nu, gal netrukdys labai. Turėjau kibimą. O, džioplys. Aha, užsimetė. Nepasikirto. Nu, bandom dar kartą. Čia pražiopsojau žuvelį savo. Nu, ką padarysi? Tukt, geras. Čia kažkas tinka, nepatinka jam. Nu, bandom dar kartą. Čia buvo 2 kibimai. Čia buvo 3. Nu tai ką, reikia keliauti ten, kur gražiai po šakom, susipakuoti ir čiuožti namo. Na, kaip bebūtų, vis tiek viena žuvis pagauta. Kibimai gal 4-5 buvo. Bet įtariu pakankamai mažas žuvis buvo. Nu ir kablys mažas. Tai negaliu pakomentuoti, dėl ko jos nepasikirto. Bet paprasčiausiai matyti, taip turi būti. Jos moka kibti. Jos moka neužkibti, sakysim taip. Va, koks čia grožis. Tai buvo paskutinis metimas. Giliai nesodinam. Lėtai traukiam. Ar čia kažkur žolės kliūna, ar čia jau biškirytė stringa, jau profilaktikos reikia. Tiek ten tur žvejybų. Su ją. 3 sezonas, jei turiu pasakyti. Nu, žvejyba gal 50. Nu, meluoju, gal iš vakar žuvis matosi ten. Tai ką, ačiū šitam tvenkinį, ačiū šitai žuviai, ačiū šitiem visiems triukšmam. Patirtis nereali. O ten kaip matosi jos visos. Nu, ateisim, kai bus šilčiau, gal aktyvesnės bus. Tai iki. Ate visiems. Ačiū ir iki kito karto.